Gone FM. Na kągi, sveiki, sugrįžę į GTLG radiją. Labai smagu, kad turiu šią antrą pašnekovą šioj savaitai. Toks bombinis sugrįžimas šiaip iš tikrųjų. Bet turiu legendą kalbinti, įsivaizduojat? Net nežinau, ko paklausti šito žmogaus reikės, nes šis žmogaus žaidžia daugiau negu aš. Tai serverio baubas, Igorio košmaras, Kamoros lyderis Mikė Markus. Sveiki visi GTLG žaidėjai. Su artėjančiam šventėm visus. Jeigu galit, man parašykit, ar jūs labai gerai girdit mūsų pašnekovą, nes truputį čia sakė, kad sunku, kai girdisi, tai nežinau, kiek nustatymą pakeisti ar ne. Girdim, jop, viskas gerai. Ok. Tai, Mikė, pasakyk, koks tavo vardas iš tikrųjų yra. Klaudijus. Sveiks, Klaudijau, bus lengviau man. Tai pasako, kaip tu atradai GTLG serverį? Oi, dabar pačiam reikėtų prisiminti. Man atrodo, su tokiu senu irgi žaidėjų, David Leon dar vaikai buvom. Jis biškai vyresnis už mane 4 metais, tai dar prisimenu, kaip tik atsisinčiau sampą, tai ten švis tas draugelis atvažiavo, net parodė, kaip įsirašyti ten tais laikais, tai ten įsijungiau tą sampą, tai ten buvo kažkas wow. Tai va su juo kartu ir atradom, ten kažkur gal internete radom, nežinau tiksliai. Tai čia prieš daug metų, ne? Kiek maždaug? Daug, labai daug, tai man gal buvo tokie 12 metų ar kiek. Tai tu dar... Gal net mažiau. Tai tu žaidai čia GTLG serveryje, kai dar Linas buvo savininkas, ar dar nebuvo? Dar net nebuvo, Linas savininkas gal metus, ar daugiau, gal 2, ten dar kiti savininkai buvo. Tai čia apie 2012. Tai jo, kažkas tokio, aš daug anksčiau, gal ten metais anksčiau pradėjau žaisti. Nu, supratau. Nu ir tai kaip tau sekėsi pačioj pradžioj? Pačioj pradžioj visai įdomu buvo, žinai, kai nieko ten neįpažįsti, nieko dar vaikas, kai iš vis buvau, tai aišku būdavo irgi, kai labai išnysdavo tais laikais, dabar va kažkaip taip nebėra, visi, žinai, jaunesnis būdavo, ai, tu ten vaikas, va, na, kitaip, žinai. Dabar kažkaip pastebėjau, bent jau žaidėjai išaugė šitą dalyką, kad kažkaip nieks neberašinėja, nieko ant jaunesnių žaidėjų. Ir šiaip bendrom vaizdą tai visai gerai sekdavas, nes visada su draugais lošdavau, nebūdavo niekada, kad ten vienas. Tai, Tai pavyzdžiui dabar, ar prisimeni pačias pirmas pareigas, kurias esi gavęs serveriai šitam? Jakudza direktorius, pirmas mano pareigas. Tai čia irgi žiauri senai, nes Jakudų jau senai nebėra. Taip, Jakuzas jau senai nebėra, bet man atrodo, kad pirmas pareigas buvo Jakudza. Jeigu norėtumėt užduoti klausimų Mikei, tai prašom, nebijokite, SMS Gone aš tikrai užduosiu. Tai tu esi buvęs, man atrodo, visų šeimų, ne, jau lyderis. Ir brigados tiek Kamoros. Tai jo, kažkiek laiko buvau prie brigados ten, bet brigados kažkaip man nelabai patikdavo, nes skinas man brigados labai toks negražiaus ir storas, toks kažkoks. O kokių... Kamora prilipo. O kokių dar darbų direktorius esi turėjęs? Tai transporteriu esu kažkada buvęs, bet pagrindai šiaip šeimas, mechanikų, ganėtinai ilgai buvau. O šiaip kitų darbų, tai gal ir buvęs ir daugiau, bet nelabai pats prisimenu. Didelio įspūdžio nėra padarę tikriausiai. Ne, aš nelabai toks žaidėjas, man ten patinka kokius darbus dirbti, kažką ten daryti, man labiau patinka šeimas ar kažkur ten. Gero, žinau, gavau tokį, žinai, sakau, kad užduokit klausimus, sako, bijom būti papjauti, dėl to bijom klausti. Nėra, Mikė, toks baisus. Pačiai turit būtų sakyti, kad prieš pjausiu. Klausė Danil, kiek tau metų? Man dabar 22, greitai bus jau 23.
Oi, tai tikrai mažas dar. Juokauju. Juokauju. Viskas gerai. Nu, taigi, jaunas pradėjai, čia užaugai gitalgas serveriai, tai žinai, neblogai. Nu, galim sakyti, kad užaugo. Tai palauk, tai kada bus? Ar šiais metais bus gimtadienis? Jo, šiais metais bus. O, tai žiūrėkit, žmonės, jeigu bijot būt papjauti, tai gimtadienio proga tokį nemažą sumelę mikiai suruoškit. Klausia, Dainius klausia, ar į darbo biržą užsirašęs esi? Ne, kaukit darbo biržą aš gyvenime nesu dar stovėjęs. Tai ko užsiėmė gyvenime? Dabar po kokias esu šalkalvišį. Garažas austatau, mašinų galvoju užsiminėt kažkada. O, neblogai. Šaltkalviai gerai uždirba. Taip, nesiskundžiu, kaip savai, tai tikrai nesiskundžiu. Nu, super. Gerai, tai va, Danilas džiaugiasi, kad jūs esate vienmečiai. Tikrai žinok užpirkti, kad neklausinėtų kažkas, kad bėjo parašyti, nes su Liveta tai flūdino, belikė klausimų. Na gerai, tai sakai, Kamora tau labiausiai prilipusi, ne? Bet prieš tai tu dar esi buvęs ir meras, kuris buvo pasiekęs netgi rekordą, surinkęs per antrą etapą, ne, 54 balsus, jeigu neklystu, jeigu atmintis mano nešlubuoja. Tai kiek už balsus teko paploti? Tai kad tuo metu, man atrodo, už balsus neteko visiškai paploti, turėjau savo klubą, nemažai mūsų ir apskritai aš direktorius mechanikų buvau, klube daug buvo direktorių, tiesiog kai buvo tas klubas Niftigra banda, kai buvo aš jo vadas, nežytas Niftigra banda, senas. Taip, žinau. Ganėtinai buvo vieningas ir visi direktoriai buvo vieningi ir paprašė, kad darbuotojai prabalsuotų ir toliau. Kad pinigų ten dalintų už balsus, tai nereikėdavo tikrai. Martin Madrazo klausia, ką tu manai apie Liną Bond? Oi, Linas Bond, tai, panašiai pastaruoju metu elgėsi kaip senais laikais. Jaskas Amagonas, toks kenkėjiškas ganėtinai žaidėjas. Kiek laiko laikai Kamorą ar dar neatsibodo? Tai Kamora dabar po kol kas kiek čia gal eina, gal jei neklystu 3 savaitę, po kol kas dar neatsibodo. Nu šiaip tai ten visai smagiai judesys pas jumis, kiek siuntė video man ir kiek ten jūsų voice būna. Gali biškį ir pasijuokti. Gerų akimirkų gal. Taip, tai visada būna, jeigu susirenka visi, ganėtinai senesni ar normalų žaidėjai, tai visada būna įdomu. Jaskas sakė klausos, tai atsargiai šnekėk. Jo, žinau, Jaskas reikia pasisaugoti. Ok. Taip, tai po mero tu dar pelnei administratoriaus pareigas, ar ne? Ar ne? Jo, yra tekę paturėti. Tai koks linksmiausias įvykis būnant administratoriumi? Keiščiausias? Linksmiausias, įdomiausias. Linksmiausias. Linksmiausias tai jaučiu tada, kai išrenka. O po to? Įdomiausias nutikimas, koksai įvykęs. Po to, pavyzdžiui, linksmas yra pirmas bandas, pirmas mūtė. Šiaip toliau, bet buvo smagiau. Gal ir tas dalykas adminčiate, kad ten gali su adminis Liną kokį gali panervuoti, ten nesąmonį parašinėti. Bet smagiausia buvo tada, kai su Silvo jaučiu buvot susipliekę, ne? Jo, irgi buvo ganėtinai smagu. Jis mane užbalino, aš jį. Smagu. Man jį nuėmė jam, ne. Jo. Žodžiu, buvo geri gan laikai iš tikrųjų, bet man atrodo ir Silva gavo neblogai ten, man irgi atrodo, kad jam nuėmė už tai. Tu patodingas buvai. Laikai tai visai faini buvo tada. Jo, tai žodžiu. Jo, ten smagiai būdavo tie klubų karai. Žiauriai įdomiai būdavo. O dabar tai... Tai nuo to viskas, man atrodo, ir prasidėjo nuo tų bandų.
Jo. Ne, man atrodo, prieš jau prasidėjo, jau, žinai, jau trejinėsi klubai, jau, žodžiu, jau kilo, žinai, ta intriga ir jau... Ką? Lūžo radijas, sakė. Na nieko, bet aš įrašą turėsiu. Kažkas, kad pastiga. Man laiką tai rodo. Ne, tai aš tai irgi girdžiu, bet man irgi man parašė, kad pastiga kažkas. Supratau, bet man laiką rodo, tai nežinau. Tai gal tik perkrauti reikia, žinai. Ten buvo. O, ne. O, viskas ok. Ok, girdžiu jau, kad veikia toliau. Veikia radija, gerai. Na, tai čia, žodžiu, nesklandumai tokiu oru, visą, žinai, taip ir būna. Tai va. Zėlaus. Girdėjai? Miki, kaudėjau. Kaip tai ką? Neturėjo laus klaus. Jo, aš jau momentu geriau. Nelabai girdėsi ten iš toliau. Maladėt. Ak, tai net reik dar ant drąsos išgert, kad pakalbėt. Aha. Ok, jeigu kažkam parekomenduokit RR, jeigu gali girdi administratoriai, parekomenduokit tada radiją RR padaryti ir viskas veiks, nes, būna kartais kažko hostai pykstasi vienu su kitu serverio ir radijos. Tai. Bet turiu gerų žinių, galimai Danil apsijims radijo tvarkymu ir mes turėsim kokybišką radiją. Tai tikėkime, kad tai išsipildys ir Liveta palaimins jo planus. Ok. Mikė, pasakok. O dabar, pavyzdžiui, esi grįžęs po gan geros pertraukos, ne? Taip. Ir ar labai daug pasikeitimų po pertraukos buvo? Tai kai grįžau į serverį, čia buvau, nežinau, čia šį kartą ar dar prieš šitą kartą, kai grįžau. Ganėtinai ilgai nelaiškiau, nežinau, dabar šitą kartą buvau nustojęs, bet čia keli mėnesiam tik taip, bet kai pirmą kartą grįžau po ilgesnės pertraukos, tai man čia buvo konkretus kosmosas. Visų klausinėjau, kaip čia ką, kur, kaip daryti. Nieko realiai nesupratau, kokias 3-4 dienas, kol išsiaiškinau. Aš tikiu, nes, atrodo, kad kartais, žinai, po pertraukos, net kartais po savaitės, jeigu inertingai kažką tvarko, kad tu jauties, kai naujokas, nieko nežinai, kas čia pasikeitė, kodėl čia taip, kodėl anaip. Ok, kaip pats dabar vertina dabartinę administratorių komandą? Ties adminais, tai viskas kaip ir gerai, tiesiog galėtų labiau adminai rūpintis tai žaidėjus, kurie naudoja ten tas visokias neleistinas programas ir taip toliau, nes, pastaruoju metu tai matosi konkrečiai, kad nieks net nekreipia dėmesio, visiškai nekreipia dėmesio tokius žaidėjus, nes jų ganėtinai yra daug dabar, pavyzdžiui, kai būdavo Kestas Bond, ten tai būdavo laikai, nebūdavo nei vienajame serverį, pats kiek kartų esu gavęs baną, kiek kartų darė sistemą patikras, nieko nerasdavo, nieko kartų rado klėjausią tūpą gavau baną, nors jis net nebuvo įrašytas. Ant kiek skyrės dabar laikai, dabar klėjo leistini visokie ir taip toliau, ten pas kai kurios žaidėjus tas klėjo pakais, ten pilnai išpildytas. O taip, ir pavadinimai pakeisti, kad, tipo, nieko nerastų. Taip, čia debilizmas toks biškai. Jo, man tai, kaip tu pats vertini tuos žaidėjus, kurie vaidžia su aimais? Man tai, pavyzdžiui, nelabai suprantu, koks jam patiem įdomumas, tas vis tiek. Nežinau, man tai kažkaip durnai atrodo, žinau, kad čia žaidimas nekoksai ten CS, kad ten suprantat kažkokią CS, ten kai žaidžia, tai ten dar, čia tiesiog sampas vos, kaip čia pasakyti, ten, čia iš real life'as, ten real life'e tokių dalykų nedarai, blėt. Va, būtent. Aš irgi, man atrodo, žinai, kai tu, tipo, jeigu tu nemoki šaudyti, tai nemoki, bet prašinėti šiaimus kažkokius ar kažką, kam to reikia. Va. Dauguma, tipo, kad pritapti prie geresnių ten, kur šauda, žinai, bet, kam apsimesti kažkokį to, nes labai akivaizdžiai matos, kas nepašaudo ir įsirašo aimą. Visuose. Taip, būna, kaip prie žaidėjai, eini damai ir kažkur, visiškai nieko nepataika, ten kažkas įsinervina, panervuoja, kitą dieną ateina, viską konkrečiai, bėgio kaip nori, bėg ką nori, daryk ką nori, viską pataikys.
Dainius Alfa sako, jam net nepadėtų aimas. Šaudyti geriau. Nu, pas Dainių ten biškai kitokia situacija. O jis galėtų kaip nors? Ar yra kaip nors galimybė su viena ranka pašaudyti? Lema, nu matai, net neįsivaizduoju aš taip, kaip reikėtų, bet visada viskas yra įmanoma, tik reikia kažką sugalvoti. Mačiau žmonės be rankų iš vis mašinas ten sugeba vairuoti su kojom, ten su darko. Ir jei nora yra, tai viskas įmanoma. Na tai va, Dainiau nepasiduok, atrasimės kažkokį būdą, kad galėsi laimėti DME eventą kokį. Tai sakai, šiaip administratoriai truputį atsipūtę, o gal jie bijo, ne? Nu, nežinau kaip bijo čia, gal Berlyną yra įtaka kažkokia, gal ten Berlynui nelabai aktualu ten tos žaidėjus kreipdėmės ar kažką. Na, aš net neįsivaizduoju. Arba, nu, kaip ir sakau, nu, tiesiog nebėra tų adminų, kurie apskritai suprastų, kas ten po kam ir kaip ten ką surasti. Nu, yra buvę taip, kad man irgi teko užbaninti. Nu, tipo, yra susitarimas, jeigu nelabai supranti, tipo, įmesk į admin chatą ir žinai, ir turi savininkai patvirtinti. Nu ir galvojom, kiek tu čia lauksi, tas žmogus čia visus eventus laimi, čia nesąmonė, žinai, ir jau daug kas sako, kad čia akivaizdu, žinai, čia beleką, ten animacijas nutraukinėja, ten beleką, kas greit apšaudimas ir panašiai, žinai. Ir plus dar buvo kitas žaidėjas irgi užbanintas už tą patį. Tai aš uždėjau baną. Tai aš gavau velnių, ką aš padariau. Tai čia dabar, čia nesąmonė. Tai kad ar Ernestas patvirtino šitą, ar galima, ar ne, žinai. Ir, nu, aš užbaninau, už valandos parašė Ernestas, kad labai gerai padariau. Tai kartais... Taip ir turi būti realiai, nu, tai kam apskritai tie adminai, jeigu mes esam administratoriai. Nu, tai realiai, nu, nežinau, man tiesiog keistai taip viskas skamba, kad turėtų klausti dėl tokių dalykų ir taip toliau. Tai tam yra ban anketos, sakykime, ten padaro adminas klaidą viską, žmogui veik, nu, visi turi realiai filmuoti savo žaidimą, bent jau kaip šaudo. Tai jeigu ten, nu, neteisingas banas ar kažkas tokio, nu, tai gerai, nu, tai tėvų įkelia ten tavo baną anketą, viską, o peržiūrės tie savininkai, jeigu ten kažkas blogai ar ten iš tikro žmogus nekaltas, nu, tai jie per video turėtų atskirti. Aš žinau, kaip minėjau, Kestą Bon, kai būdavo, tai nu, jisai tiesiog iš video matydavo ten arba, nu, ne vien iš video jis ten ir patikras viską darydavo, bet jisai mokėdavo daryti, nes, pavyzdžiui, kai man čia darė Antonis kažkoks, net neįsivaizduoju, iš kur išdygęs. O tai kodėl tau Antonį dar jis negalėjo net daryti patikrų? Nu, jis man kažkada darė čia tą patikrą, bet ir tai žiūrėjo, sako, keista net, kad toks švarus. Tiesiog, nu, tai jis lenda ten net, kur neturėtų ir jis čia iš kamoros kažkam iš vis debilas pradėti, nu, atsiprašau, kad iš tokį žodį, bet pradėjo ten lysti žinutę skaityti, į Discordus ten vaikščioti, skaityti chatus. Čia negalima, draudžiama. Iš vis aukščiau visko. Jeigu tu darai tą patikrą, aš nieko prieš, ir kad ir man ten galėtų kažkas daryti, aš tikrai nieko prieš būčiau, bet, nu, tu eik, kur tu turėjai ten, nu, žiūrėk ten tos beta failus, ar ten yra kažko papildomai kelti, ar ne, dar kažkur, nu, bet ten į kokį Discordo žinutės, taip ir kom čia susijęs su tais čytais. Nu, bet čia yra draudžiama, čia net į policiją būtų galima už tokį dalyką. Baudas čia didelės, nu, nesąmonė, čia asmeninis... Taip. Tiesiog reikėtų į serverio ten, kai jungiasi tas taisyklės parašyti, kad aš bent jau taip įsivaizduoju, kad kažkokį įspėjimą, kad, nu, aš abejoju, kad tikrai ten kažkokią baudą galėtų gauti ar kažką to, kad tiesiog jungiantis į serverį reikėtų kažką tokio parašyti, kad sutinka, kad ten darytų kažkokią patikrą ar kažką, kai įsijungi į serverį iš karto. Na taip, bet tai patikras daro tik tai, va, savininkai, nu, negali niekas kitas iš lempos imti ir daryti, nu, čia... Paprašo, aš noriu patikrinti, žinai, aš noriu... Kas ten Kestą netik, aišku, gal žmogus jau savo gyvenimą pradėjo, ten metų irgi nemažai. Na taip. Kaip Kestas buvo, tai toksai žmogus 100%. Nu, bet jis suprantai buvo ir ties to ir dirbdavo, žinai, tai... Taip, jo, jis grinai dėl to vos ir žaisdavo. Nu, viskas, Mikė, žinai, dabar po pokalbio aš norėsiu patikrinti tavo kompą. Įsiaiškinti, kodėl tu taip šaudai ir tavęs visi žmonės bijo tiesiog, kad net klausimų neparašo. Ką tu ten Discord'e prirašėjai? Aš bent jau kiek įsivaizduoju dėl šaudimo, nu tai
Sakau, nu, tai tą sampą kiek metų, vos ne 10-12 žaidžiu ir labai dasidėjo, nu, čia aišku, ne reklama ar kažkas tokio, bet tai aš žaisdavau Makai irgi, nu, ten panašus kažkas tokio kaip sampas, galima sakyti, ten, nu, ten panašu kaip sampas ir mes ten loždam tokiam serverį, kur yra headshot sistema, pavyzdžiui, tu ten, nu, ten panašiai kažkas, jei kažkas žino žaidimą DayZ, tai tik tenai San Andresas, sumaišytas su DayZ, ten rinkėsi lūtą, viską ten ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, žmogus bėga, tu gali ten iš bet kokio ginklo, ten iš pistoleto paprastą šau tiesiog vieną kulką į galvą ir tu miršti iš karto. Mes tą žaidimą apie 7-8 metus loždavom, tai jeigu mes sugebėdavom pataikyti galvą žmogui, tai čia į kūną pataikyti, tai čia, nu, nėra kas. Nu taip, čia, jeigu užsiimi tuo, pastoviai darai, treniruojas, tai ir tavo įgūdžiai gerėja. Ir pelytę patogią turi turėti, ir sensityvą nesusitvarkyti, ir tu gali būti geras šaulys. Pelytės tai jo, aš, pavyzdžiui, su savo pelytę realiai, nu, jau 8 metai, tai, nu, realiai dabar kažkokią kitą paėmą visiškai ne tas, nors jinai jau ir tokia pagyvenus, jau ten antras pelės mygtukas, kur reikia taikytis, vos veikia, bet bandžiau kitą užsidėti nusipirkęs, visiškai ne tas. Tai va, kaip David Silva sako, tai kad anksčiau būdavo, tai kad jeigu įtari, tai baninam, jeigu mes neteisingai užbaninam, tai atbanina, o dabar savaitę diskutuojam, ar banint ar ne. Tai taip, nu tai čia toks drama, nu, debiliškas tas procesas dar. Šiek tiek. Ernestas, pavyzdžiui, tas Ernestas, nu jis kiek supranta, nu tikrai supranta apie tos šitus, apie viską, nu bet vis tiek kažkoks balaganas šis dabar. Kas ką nori, tas tą daro, paskaipiau, ir adminai tie patys, žaidėjai. Na taip. Martin Mandramsas rašo, slabaktas RQ, aš pats nušaunu kartais jį, vieną kartą jis mane 10 kartų, aš jį vieną kartą, jis mane 10 kartų, nu bet nušaunu. Okay. Aš nesakau, kad aš ten nenušaunamas ar kažkas tokio. Igoris mano kitaip. Viską būna. Būna dienų pašaudai būna net. Alanas, Igoris mano kitaip. Ir Igoris rašė, RQ yra kaip 3 mes vis. Nu, gal biškai daugiau nebūtų. Prieš juos 3, tai dar čia beveik pusė kamoros gali eiti. Nėra labai sunku. Nu ja, vaikinai susitvarkyti savo bendravimą, manau, turėtų nemažą guviją. Taip, ir skirtai ir bendravimą, nu, ir tas dalykas, kad, nu, pavyzdžiui, kaip Igoris tenčiais šeimos lyderis, nu, va dabar bent jau aš tai stengiuosi nebepriimti, nu, senesnių žaidėjų, kur ten XP daugiau turi, man tai dabar daug įdomiau visokius naujokus prisėmti. Pavyzdžiui, toks Arnas Haginas irgi priėmėm. Blemba, nu, visiems baisiai patinka, nu, tą naujoką norisi išmokyti, nu, kad irgi suprastų, kas pakam, kaip ta šeimas veikia, viską išmokyti. Kad užaugtų normalus, va, kad, va, pažiūrėjau, kaip buvo su Rėjų to. Tik irgi atėjo, neįs ten šaudyt mokėdavo nieko, kartu pradėjom ložti, kiek metų žaidėm, dabar už mane geriau šaudo. Nu, užauginot vaiką. Tai va. Aha. Alanas rašo, tas RQ aimas on točnas. Aš nelabai moku skaityti tų jaunatviškų žinučių. Nu, dėl aimo tai... Jo, aimas, okei. Taip, tai esi gavęs baną teisėtai? Tai va tik. Gal biškai buvo praeitingas internetas. Jaučias, kad truputį sustrigai. Esi gavęs baną teisėtai, ne? Kaip? Teisėtai baną. Nu, tikrai buvo už ką. Nu, ten... Tai yra buvę kažkada, kažką aš esu gavęs baną. Lemba, gal kai prieš kokius 8 metus buvau, Lynas buvo, man atrodo, džeilą davęs. Gal daugiau metų, aš nežinau, kiek čia jau praėjo. Seniau visai kitaip, tais džeilais būdavo, pažiūrėjau, džeilė, jeigu sėdė, užmuši žmogų, tu džeilė sėdėdamas gauni ten starų. Bet tipo išeini iš siema. Tu aš čia daugiau sumastęs, Lynas man uždėjo džeilą, nemažai reikės sėdėti, tai galvojau, rytas buvo tik žiūriu, aš ir Lynas servė online, tai tais laikais ten
būdavo, kad galėdavai tai padaryti, kad tas, kur gauni kelis starus džeilę, atsiteleportuoji su kažkiek čytais į PD bazę, įbėgi vėl į džeilą ir iš 1000 minučių lieka 2 minutės. Ir buvo dviese su Linu 7 ryto serveris, bet kaip tyčia atėjo. tą baną gavęs. Kažkada sakau, nuo Kestas irgi gavęs baną, darė patikrą. Visur, kur galimėjo, apžiūrėjo, ten failus kažkokius siuntė, kur ten kompą pieško dėl čytų. Nu, nieko nerado absoliučiai, tai tarp atsisiuntimo rado klėvose tų panį rašytą. Tai vat už tą klėvose tų pagavau baną. Ar jis net nebuvo įrašytas, tai žinau, čia teisėtas, neteisėtas. Jaskas Samagonas rašo, ką tu? Nieko, sėdžiu Samagoną alų geriau, ką tu. Tai Samagoną alų geri? Kaip? Aš neišgirdau, aš išgirdau Samagoną geri. Biškai darkiniai kažkaip įdomu. Ar prisimeni, Mikė, kartu varėt su Jaska žvejoti? Viską. Dingo Mikė? Na nieko, palaukiam. Išsigando Samagonų. Nu, alio. Nu, alio, dabar geriau. Va, dabar girdžiu, nežinau. Iš vis, pradėjai truknėti, dingo iš vis garsas. Ok, nu būna kartais gal. Nu, pas manęs atrodo normaliai yra. Aš galvoju, kad tu jau Samagonų įsigandai, čia rašo, kad tu. Ne, kad pradėjo čia viskas truknėti, nesuprantu, kad čia saras. Prisimeni, kai kartu varėm ten per sampą žvejoti viską, sliekus kasdavo. Nelabai suprantu, ką čia parašė. Aš nesuprantu. Darbas, pinigai, vis tiek gyvenimas nesustojęs, Jaska rašo. Aš buvau uždarytas porą metų, va čia zona. Jaska motivatorius sakė dabar šiais laikais, sakė bitcoiną mainina. Opa. Sakė gyvena vilai. Sako, žino, kur gyvenam ir mokomės, viską čia žinai iš čia, wow. Nu, gerai. Žino, kur aš mokaus, nors aš šiuo metu iš vis nesimokau. Tai informacija gal truputį pasenus ten, gal metus, žinai, zonai, gal atsiliko ten. Gali būt. Arba Jaska jau paseno, ne informacija. Gali būti, žinai, ta sklerozė, kaip ten dar vadina speciali, kur būna atmintis truputį, žinai, grįžinėja atgal į praeitį. Na, Jaskai mūsų, viską jam tau atsitinka. Tai dabar norėčiau, kad tu papasakotum apie pačius geriausius, pavyzdžiui, lyderius per savo žaidimo istoriją, kurie tau padarė įspūdį ir buvo smagu su jais varžytis. Apie įvykius ar kaip? Brigados, Jakudzos ar Kamorus lyderius, kurie buvo verti to lyderio vardo ir buvo smagu su jais varžytis. Vis tiek tu jau tam lyderis nemažai. Realiai vienintelis žmogus, su kurio buvo tikrai įdomu varžytis, kaip Kamoras lyderis esu, tai jaučiu Gerulis, Ugnis Gerulis, kuo man atrodo jisai direktorius, gal Robinas pavaduotas, tiksliai neprisimėm, bet kad Gerulis, jo, su Geruliu buvo vienintelį įdomu per visus tos metus, kiek buvo kiti, tai tokie ateina, nebūdavo, kad išsilaikydavo dėmėmės. Realiai vienintelis, Ugnius Gerulis ten būdavo, pamenu, Discord'e šnekėdavom kurvą, sakydavom, užknyso tas žiogas, jisai tam lakstydavo, ten šokinėdavo, ten jį ten pagauti irgi tam neįmanoma būdavo. O Klauda, Speed? Kad su Klaudė mes kažkaip nelabai būdavo, man atrodo. Apsilenkdavot, ne? Apsilenkdavot, man atrodo, kažkas su pareigu. Jo, ne, tai mes su Klaudė gerai sutarėm visą laiką, mes ten nebūdavo, kad reikėtų varžytis ar kažkas tokio. Gerai, žiūriu, tų klausimų labai tikrai bijo klausti, nebijokit, jau galiu anonimiškai perskaityti, neminėjus niko, nebijokit, tikrai paklauskite, Mikė turi ką papasakoti. Tai va, klaustukas,
Kaip tu čia dabar į tokį pavaduotoją įsirinkai klaustuką? Klaustuką, nu, realiai vieną kartą į veiksmą nuvažiavom, pasižiūrėjau, kad žmogus supranta, kaip kas po kam, nes būna kai kurie, ten ateina į tą šeimą, nemoka gilintis, nei ką supranta, atėjęs tas klaustukas, ganėtinai gaudėsi, tai galvoju, kodėlgi ne, vis kažkas kito, nes dar buvo kitas ten pretendentas Niktel, bet jisai kiek žaidė, tai jis ten ateina į savaitę kelis kartus, ką man toks pavaduotojas, o klaustukas bent jau mačiau, kad dar ir prie to pačio, kad jis ir supranta, kaip kas pro kam dar yra aktyvus, tai dėl to jisai pavaduotojas. O kaip jums sekasi kovoti su teisėsauga? Pastaruoju metu tai nesiseka kovoti su teisėsauga, nes po pirmų kelių čia kovų normalesnių teisėsaugų tiesiog nebejungia darbų, sėdi serverį, bet darbų nejungia, tai nežinau. Dabar pastaruoju metu kovas nevyksta, bent jau šiandien visą dieną tai iš vis nieko nebuvo, tai bent jau aš kol buvau, dabar buvau biškai išvažiavęs ten. Bet sakau, padėjo kažkaip vengia jungt darbus, kai mes serverį būnam. Aš ir pastebėjau, prašiau tada, kad jungtų darbą, kad aš galėčiau bėgti tada, kai jūs priėmėte iškvietimą, nes turėjo atvaryti brigadą, tiesiog trukdyti tam pabėgimui, bet pabijuoju. Tai realiai dabar šiuo momentu bent jau brigada ir pareigūnai kartais pastebim, kad vos nelyg kaip komanda kartu ten matė, čia buvo ir formai gelda ten pabėgimas tam, kad ir ten važinėja iš brigados kažkas su PD. Bet tegul, mums dar įdomiau, tegul dar galėtų prisiminti daugiau žaidėjų tą brigadą ir mums patiems būtų linksmiau, bet iš tikrųjų prisibijo jaučiu. Tai taip, čia pavyzdžiui irgi skundas iš brigados, kad jūs trukdot grobti, jiems jau zajebal rašė, šiandien grobėm, PD atvarė, sušaudė, o Kamora, jie sušaudė PD, o jūs juos. Ai, neįmanoma, sako, žaisti. Žodžiu, aš kai pasiklausau tiek Kamoros, tiek brigados ir galvoju, jetu. Dar iš tikrųjų brigada galėtų šitiek bent ant bendravimų susitvarkyti. Ir tada dar gali klausyti, bet taip. Nesikeik. Tiesiog perskaičiau žinutę. Tokia buvo parašyta. Tai va, gerai. Teisėsauga subirėjo, tymina ir panašiai. O kaip, pavyzdžiui, seniais laikais, kai teisėsauga prižiūrėdavo, Linas Bond būdavo? Ar kažkaip... Realiai tai ne. Geriau? Pamenu, situacija nelabai skiriasi kaip ir dabar. Būdavo bent jau kai Linas dar būdavo senesnė saugykla, tada tai iš vis, tai realiai būdavo komandai, aš ten Martin Madrazo, Vaudis, ten visi tokie tikrai stiprių žaidėjai. Tai, Lino visada sprendimai, jeigu neišeina paprastai, tai prasideda badai, kikai, džeidinimai ir taip toliau. Čia visada tai buvo ir visada tai bus, čia niką nepakeisi. O taip, tai realiai, būdavo lygiai visada viskas tas pats kaip ir dabar, padėjo, iškai gaudavo balkų, būdavo. Jeigu Linas ateina, tai jau mes skordė jau tiesiog juokdavomės, kad kažkas tikrai gaus badą, nes kitaip nebūna. Ir tai būdavo, šiaip viskas realiai beveik tas pats būdavo kaip ir dabar. Jeigu susirenka gera komanda, tai visai saugai ten mažai šansų. O tai kuri saugykla jums labiau patiko? Sena, prieš tai kur buvo? Ar ten, kur iš vis būdavo prie banko pati ta laiptinė ilga ir jeigu pameni tą? Nežinau, man tai labiausiai patikdavo ta, kur dabar, kur yra džeilas. Tik tai, kai nebūdavo tos duobės, nes buvo, kai mes tik pradėjom, ten supratau, ir Klaudė, kai sakau, buvo šeimų, ten Madrazo, būdavo saugykla, kad tenai, kur yra džeilas,
tik nebūdavo tos dalies, kur, nu, ten laboratorija skaitosi ir yra tokie, ten bėgiai galą, yra tokie dideli laiptai žemyn. Tai jos nebūdavo, tai man gal ta ir būdavo įdomiausia. O dabartinė tai tokia. Visas sienas ten kiauras. Nu, sako, Kamora per sieną šaudo, kaip tai, žiūrėk, stebėk. Nu, jo. Tai taip, nu, tai tiesiog ten, tiesiog tai padaryta, ten realiai, nu, ta saugykla nedaryta, ten iš tą pačią gatą Andrėsą ištraukta, dėžių visokių pridėliota, o šiaip tai ten, nu, viską, ten realiai, kur yra tokia kaip tvora, galima sakyti, nežinau, kaip pavadinti. Na, visur, visam pastate, ten jos ganėtinai nemažai yra, visur yra kiaura. Tai pavyzdžiui, man tai atrodo, kad žaidėjai, kurie, nu, ten to nežino, tai jam tai ten iš vis kosmosas, jie bėga, nespranta, kas darosi, ten iš visur jo šaudo. Aišku, kai jau žinai visai kitaip, bet vis tiek kažkaip neįdomu. Taip. Dabar, ar prisijungęs į serverį, matei serverio eglutę pagrindinę? Jo, buvau nuėjęs pažiūrėti, blemba net toks, pagalvojau, blemba šiemet gatavo eglė, už Kauno visai gražiai atrodo. O, Silva, girdėjai? Tai va, labai ačiū už vertinimą. Dar norėjau Silvas klausti, bet gal tokia buvo, ar atsisiųs tą eglę iš interneto kažkur pats darė, nes šiaip tikrai ganėtinai gerai atrodo. Ne, pats darė, aš mačiau kaip porą dienų, jis ten prie tos eglės vis tobulino, gal net daugiau negu porą dienų. Taip su prisėdimai, žinai, stengias darė. Nes man, bent jau kiek man atrodydavo, kad tos bent jau senais metais kiek ta eglė buvo, man atrodo, visada vienoda būdavo keisdavai. Ir man čia taip atrodo. Dar prieš 2 metus tai eglė buvo milžinė, tai labai daug kas skundis, kad labai lagina prie jos. Bet ji labai įspūdingai atrodo, bet dabartinė man tai nežinau, gražiausia man atrodo nuo 2012 metų, nors šiaip aš čia tiek nežaidžiu, bet kiek internetą mačiau, žinai. Nu jo, eglė šiemet tikrai normaliai atrodo, tikrai šiemet. Tai kitais metais tai aš neįsivaizduoju. Tie dalykai. Kitais metais aš neįsivaizduoju, kaip gražiau būtų padaryti, kaip eitų gražiau, net neįsivaizduoju. Nes sakau, wow. Mačiau, kaip dirbo, kiek jis ten su tais vaisliukais vargo. Majezu. Negalvoti, kad aš stebiu jį, ką jis daro. Tiesiog aš sėdžiu taip, kad man viskas tiek teliks, tik jo kompas matas. Tai va. Gerai, eglutė patiko, tu matai, kad mes galim kalėdinius taškus dabar gauti už prizus, suradę kalėdus. Jo, kad mačiau, kad galima jos gauti, bet kas vis daryti, nelabai suprantu. Tai po 3 karalių galėsim keisti tuos taškus surinktus į prizus. Nu tai va, kai 3 karaliai ateis, tada gal bus ir faino, dabar tik pakal, kad... Nu dabar reik rinkti. Kuo daugiau, tuo geriau. Ten būdavo, kad eidavo išsimti Noro, XP, aš nežinau, ką ten dar pridės, žinai. Na, žodžiu. Jeigu bus kažkokie, tam visai fainai. Nežinau, ten pas mane bišą muzikėlė groja. Girdžiu. Jeigu girdės. Tu čia įskalbė tau rūbus? Kaip? Įskalbė rūbus, nes būna skalbenkis, tu panašiai melodiją turi. Ne, pas mane čia akumuliatoriai kraunas darbiniai, tai... kai pasikrauna, ten pradeda musikėlė grožį. Naimo. Gerai. Mes čia per pusvalandą tiek daug pašnekėjom. Oho. Gerai, tai žiūrėk, dabar norėčiau paklausti. Nu vis tiek, žmogus esi su patirtim ir gali tikrai daug apie ką spręsti. Dabar geriausias šio metinis direktorius yra Mikė Makus. Nu, direktorius... Nu, čia reikia šį pagalvoti, nežinau. Čia dabar tokį klausimą mums net neįsivaizduoju, gal realiai tai su medikais kaip ir nėra paskui niekada bėdų, nes šiaip realiai, kai tų darbų dažnai kvietiesi, tai būna, kad sunkiai sulaukti, bet, pavyzdžiui, medikų kiek esu bent jau kvietęs, pavyzdžiui, kai veiksmai ar kažkas medikai visada priima iškvietimus. Bent jau iš tos pusės žiūrint. Man bent jau pakal kas ten medikų valdžia, nežinau, kas ten valdžia, tiksliai, bet Super. medikų valdžia gerai tvarkasi. Šaunuolį medikai, matėt.
Kas šiuo metu tau atrodo geriausias administratorius? Oi, su administratoriais irgi čia sunku. Tu vieną iš geriausių, Augė irgi tikrai neblogai ten tvarkosi, ilgai žaidžia, ten viską daro. Ko aš čia dar, Silva, irgi Silva daug prisideda prie serverio, tik ne visi ten mato ir ne visi supranta. Bet... O jo, nėra prirašyt, kad ten Meperis Silva, nors sakė bus rangai, bet nežinia kaip ten, ar bus ar nebus, nes Linas prižadėjęs tiek daug, kad kažin ar iki kitų metų suspės savo darbus padaryti. Gerai. Tai kuris žaidėjas visą laiką tave pralinksmina? Blema, realiai Jaskas Amagonas atėjęs į serverį visada pralinksmina. Tas tai tikrai. Kas čia dar koks Joe Johnson irgi prajuokina būna. Sakė jo juokingas juokas, ane? Dar kažkai Martin Mandrazzo gal irgi toks išjuokingesnių. Nu jo, pas jį sarkazmo lygis toks neprastas iš tikrųjų, toks neblogas, žinai. O Iksas? Ar jau nusibodo, kad vis 5K prašo? Kas taip? Iksas. Iksas. Tai kažkaip pastaruoju metu realiai jis nelabai turi 5K prašinėjų. Jau gal užtenka ir tų pinigų. Mane šiandien prašė. Žinau, čia jaučiu ir pagalvojus Iksas, aš čia beveik jaučiu už visų serverio žaidėjais beveik daugiau pinigų turi. Tai jaučiu jis visiems padalinti ir dar jam liktų. Taip. Taip. Koks tavo mėgstamiausias eventas? Serveris? Eventas. Eventas. Aš apie kitus serverius negaliu kalbėti. Man tai realiai gal koks keistas arba kovojiškas. Realiai, šitie kaip ir būtų mėgstamiausias, bet čia man mėgstamiausias yra driftas, tik tai, kad jisai ganėtina labai apmyręs, nes nieks nelabai ir moka driftinčiais laikais. O tai nenori užsiimti su driftu? Ir mašinas padarytas ir viskas, seniau būdavo senais laikais, tai tą drifto eventą visi su nuosavo mėlėgi atvažiuodavo 10 žmonių važinėtų, bet tas eventas jis toks ganėtinai ilgas gaudas. Tai ne visiems žaidėjams tinka ir dauguma dabar iš vis net nemoka driftinti. Aš pamenu, kai tu darėjai, man atrodo, drift eventą ir truko virš valandos ir visi, kada jis baigs, jau reikia daryti eventus įskaitinius. Taip, su driftu yra tas, kad ilgai, nes ir ten reikia ir vertinti, ir trasas skaitinėti ir taip toliau. Tik tai dabar, sakau, tokie laikai, kad ten pusės žaidėjai pats kalno trasos nežino, tai ten apie driftą nelabai yra ką kalbėti. Matai, nebėra Falcon Beach klubo ir nebėra drifteorų. Tai ne vien ten, nes nepasakyčiau, kad aišku, Falcon Beach, tai jo, grinai drifto klubas, bet būdavo ir bijų drifterių iš vis senais laikais, tas drift eventas, ten būdavo kaip dabar DM1X1, tikrai visi varydo ir tikrai visiems patikdavo. Aišku, nebeliko tų senų žaidėjų, kur iš vis ten mokėdavo, driftą kažką tokio. Visi bijo to eledžį. Man tai eledžis nepatinka. Taip, priprasta. Jo, nes taip neša į šonus, eina savo. Sakai, dešinį žiūri, jau važiuoja atgal. Jo, taip. Gerai. Tai kada padarysi drift eventuką tokią, žinai, žaidėjams, taip, Realiai, reikia imti jaučiu nuosavą savo mašiną, nes... Pafinansuosime? Aš dabar ten, nežinau, ar sutvarkė, kai aš paskutinį kartą norėjau daryti, tai padarytas tipo evento elegi. Į evento elegi net negali įsidėti nitro. Tai kaip ten tu gali daryti drift eventą, jei tu neleidži evento mašiną įsidėti nitro. Čia keistai padaryta, labai keistai padaryta. Taip, nes tipo padarė visom event mašinoms, kad neleistų įsidėti, nes būdavo, kad į reisų mašinas įsimesdavo nitro ir, žinai, nors iš tikrųjų mes patys administratoriai žiūrim, kas užsideda, kas ne, ir mes matom tos nitro, bet vis tiek padarė tą tipą, kad neįtum, bet nieko, mums mažiau darbo žiūrėti. Gerai, pasakok apie tai, kai, nežinau, prieš gal 6 metus sugrįžai į serverius su misija
atstatyti bažnyčios varpinę? Ne, nėra tiek ką pasakoti, ten realiai viskas taip įsipostė per keletą bandant vestuvės. Gau iš adminų skyną. Ir po to kaip mymas buvo, kaip vyksta mymas su 5K, taip mano mymas buvo su bažnyčios varpinė. Jo, ten neblogai, man atrodo, ant šaibų prasimušai, ne? Man per pirmas 2 dienas 2 milijonus, man atrodo. Nu, vat, vaikai, nemokat pinigų prašinėti. Eikit į kunigus. Kada Mikė pravesi mišes? Tau labai daug darbų turiu, matai. Driftą, eventą, mišes pravesi. Ne, blemba, tai kad jau kažkaip to laiko nelabai yra ir noro, jie ateinu ir apskritai čia. O dabar savaitgalį, aišku, biškai daugiau laiko, bet kai šiaip darbo dienom, tai einu varau darbą, po darbo grįžtu, dar jeigu yra varau garažą dirbti, tai čia būna sunkiai to laiko randu, kad prisijungti ant prie tos kamoros pabūti. Aišku, vis tiek, į dieną bent kas 2-3 valandas stengiuosi prisijungti. Čia visokias mišes esti, kažkaip jau ir to noro nelabai yra. Mačiau, Kristas Vabond yra naujas kunigas, tai galiu jam perleisti. Tai kad jam reikia priminti, kad mišės yra, tai koks jis kunigas yra? Ne kunigas pasipiniguoti, tai pats pirmas turėtų būti, dar į vakarinės, kalėdos dabar yra, dabar turi būti šeštadienė, rytinės mišės, penktadienė, vakarinės mišės. Jėzau, atsilieka mūsų Kristus su mišiom. Ok, tai jūs, man atrodo, penktadienį per vakarą pakėlėt šeimos tikslus, ne? Nu jo, kažkas to, kad penktadienį ganėtinai gerai viskas jėsna. Toks ir zonas, ir saugykla, ir verslai, viskas. Gerai jūs ten suvarėt, man patiko iš tikrųjų. Ačiū, kad padėjot pabėgti man iš kalėjimo. Ne, kažką visada prašom, visi gali kviesti. Svarbu, kad tų pareigūnų būtų. Kvieskit, iš tikrųjų smagu, įkišu į tave į namuką ir liepi tupėti. Nieko neleidžiu tavį. Neleidžiu, bet man pirmas pabėgimas buvo taip, kad sak, tupėk čia dadėžių ar kažką uždėję, kad nesimatytų, nenušautų manęs taip lengvai. Nu, smagu, iš tikrųjų, rūpestingi esat, jūs vienu metu plantaciją grobėt, dar brigadą ir dar laisvino. Tai kiek jūsų ten buvo? Nu, tai ką žinau, realiai, čia jeigu mūsų nemažai būna, jau realiai buvo vakaras po momentu, jau vadai iš pradžių dar pirmos dienos pusį dar bandė priešintis, jau į vakarą kažkaip jau jiem dingo motyvacija, jau sakė, ai, gal nebereikia. Jie tiesiog nieko nebedarė, tai mes įmėm į žolę, brigadą, tai aš ten neskaitau, ten Igoris vienas ten sunkiai kažką, ten jei dar būna kokių porą susiradęs, tai ten nelabai skaitau, bet laisvėt irgi tada realiai, man atrodo, gal ir gynė kažkas, bet abejoju, man atrodo, kad tada gynė kažkas. Pareigų. Nesakau, jau vakarą tiesiog buvo, jau buvo demotyvuoti labai stipriai. O kai buvo paskirtas į brigadą Puma Top, ar jums pakilo ta motivacija žudyti? Nelabai supratau klausimą. Nu vis tiek, atsirado brigados lyderis, Puma Top. Ir jūs kaip jau, jis buvęs Kamoroj, mačiau su jumis ten šaudėsi ir kai pamatėt jį kitoj pusėj. Tai realiai, nu tai kiek jis ten to Kamoroj pabuvo, jisai gal net, realiai kiek jis pabuvo brigadoj, tiek jis pat ir pabuvo Kamoroj, jisai vieną dieną gal pagdėjo, ten išbuvo apie Kamoroj. Tada sako, varau brigadą gaivin, nuvarė gaivin brigadą, tik uždėti tą direktorių, tai nuvažiavam pasitikam, atvežiam lauktuvų biškėm ten. Mane numušė. Nežinau, nu tai ten po to tai vieną kitą kartą nuvarai ten jūs nušaudinau, žiūriu, kad jiem ten dar nesigavo ar kas, ar pamatė, kad ten nieko neišeis ir realiai brigados direktorius, man atrodo, net paros neišbuvo, nes jisai dar prieš atsisakant jau direktorius, jis jau tuo buvo policijos rėmėjose. Tai nežinau, man tai čia toks labai silpnas atrodo žaidėjas, kad taip keitinėjęs, apskritai pasiėmė pareigas, nu tai bent jau savaitę išbūk ten. Pažiūrėjau Igorius, nieko nesakau, kad jam ten ir nesiseka ar kažkas tokio, kad ar ten
neina tų tikslų pasiekti, bet jisai užsispyręs kaip reikia, nes bent jau bando kažką daryti. Taip. Dėl to naudės. Bent ant to tikrai, aš galvoju, kad kuris, ten savaitę 2 prabus, ypač kai dingo Alanas, tai jau galvoju ir Igoris jau dings, bet jis sako, aš vienas, man labai sunku, sakau, suprantu, stenkis, vis tiek, šiek tiek tą bendravimą pasikeis, ta prasme, mažiau keiktis reikia, žydinėti kitus ir tikrai geriau seksis. Jis sako, dabar bandysiu, kaip perku daro, sakau, daryk, bandyk, vis tiek, žinai, Mikiai yra geras mokytojas, jau čia yra pavyzdys tiems jauniesiems šauliams, tai nežinau, kaip jam toliau seksis, bet šiandien vėl. Ne, svarbu, realiai, su metais vis tiek išmoksi, ten nebus taip, kad visada tai bus, tai su metais viską išmoksi, ten ir Igorį aš būna, jis man parašė, aš jam tą paaiškinu, tą pamokinu kartais. Man tai nei gaila, nei ką, svarbu tiesiog, kad nepasiduodavo žmogus, dėl to tai labai gerai, kad jis ten, sakau, pakol kas, bet vis tiek ateis tas laikas, kai surinks tą komandą ir tas Igoris, žinau, jeigu aišku nepasiduos, jeigu mes viską, tai taip ir bus, žinau, kaip ten su to Puma ten, nei ten. Jo, Puma tikrai nežinau, kaip pasakyti, aš tikrai nevyriškai pasielgiu. Tai biškai pasišyka, dabar čia mačiau formė jau verkia, ant ryšė jau ten verkia, kad jį ten kažką jam tam padarė. Bet, dėl to, kad vėliavų ėvinti, tipo, būgina tas vėliavas, ten žeilina, tipo, kad nebūgina jam nusileidinėjo žaidimas būtent tada, kada jis vėliavą įma. Jis blemba, jis protą turi. Jam per kelias dienas 8 kartus būtent ant vėliavos krešą, ar ką ten gavo, ar atgymas ten nusileido. Jisai toks kaip, nežinau, atrodo kaip 12 metų vaikas tokius dalykus. O gal jam tiek ir yra? Galvoja, kad čia kas patikės. O gal tiek jam ir yra? Ne, tai buvo iš atės, šiek tiek diskordas, atrodo, yra tų metų, gal 18, tai tikrai, bet, elgesys, kaip bent jau formė elgesi, tai, tai nežinau. Tiesa, žinok, ir aš nežinau. Įdomi. Nenoriu, žinai, čia žaidinėti nei ką, bet nežinau, toks. Nevyriškas dar, tipo, jau... Jau gal jam pada geriausiai sekdavosi, man atrodo. Nelabai. Jis nežino, ko nori žaidimo ir panašiai. Prie tų prisitaiko, prie kitų prisitaiko, čia... Prie babkių esu, aš galiu čia viską, čia man tai iš visų įspėjimais, kai grasino, tai man, gerai, nubaudžia, jeigu aš kalta esu, aš suklydau, aš nebijau, aš atsakysiu už tau įspėjimą, man tai ką. Tai bet irgi, tai čia toks pavyzdys, tipo jisai sako, aš ten nepaugiau, ten ar kažko nepadariau ir ten žmonių nemetinėjau, bet tai kaip tokį žmogui tikėt, kaip, pavyzdžiui, dabar sugrįžę tas pats pavyzdys, žmogui tiesiog padžiailina, kad būgna vėliavas, jis bando meluoti, kad jam kiekvieną kartą krešas ar ten kažkas atsitinka, tai kaip tu tokį žmogum gali tikėti šis. Aš jeigu man tai... Nors jis tą daro ir čia... Taip, jeigu tau taip yra nutinka, kai imi vėliavą krešinę, aš jau nebeimčiau vėliavą, aš tiesiog šaudyčiau kitus ir tiek. Tai taip, jam čia, tai čia durnam, aišku, kad jisai čia biškai meluoja, bet... Įdomiai, elgis labai stipriai. Taip. Bando savo tiesas įrodinėti dar po to, kad nekaltas ar kažkas tokio. Nors akivaizdžiai matas, kad jis meluoja. Tai va. Tai jeigu būtų kalėdinė nominacija Kalėdų Pinokis, tikriausiai būtų... Tai jau čia būtų Puma. Puma. Gerai. O šiaip, pavyzdžiui, kalėdinė nominacija Kalėdų senelis, kam skirtum? Kalėdų senelis. Nežinau dabar dar, nelabai kaip ir galėčiau Kalėdų senelių kažko skirti, bet nes, realiai dar tik šiandien pirmą Kalėdų tą dieną. Čia gal biškai vėliau kalbėtų kažkam tokią nominaciją duoti, jau kas ten užsiims labiausiai tom Kalėdom. Nes pakol kas šiandien mačiau ir Rynas va biškai užsiminėjo. Ten dalino bent jau ryte ten atėjęs ir Kalėdos taškus dalino ir dar kažką. Tai pakol kas gal, sakykim, Kalėdų senelis Rynas, jeigu būna, po to jau kai praeit šiek tiek laiko, gal ir kiti prisijungs prie to. Gerai. Klausia Danil,
ką manai apie jį? Jis naujokas yra, ką tu manai apie jį? Ir jis galėtų būti radijos vedėjas. Aš nelabai įsivaizduoju, kas jis ten per žaidėjas, mačiau ten, nežinau, jisai ten tik tokia kažką daro. Taip, streamina. Tai jeigu užsiema, jei tik tokia daro, tai gal galėtų vesti ir tą radiją. Šiaip jo. Nebūtų kaip tu visais tais radijos vedėjais, kad galiu, kai reikia, nebegaliu ir dingsta. Va. Žinai, man irgi ten noris, atrodo, tokio pastovaus, jau tokį vieną turėti ir kad visi lauktų, žinotų, kad vyks, o ne taip, kad bus ir nebūna. Taip, man pastoviai, kiek čia teko per visus metus jau radijo vedėjų matyti. Ir realiai ateina, tipo, jo, vieną kitą kartą ir visi dingsta. Tai va. Tai sengai ir tu pastebėjęs, ne tik aš čia taip nuliūdus dėl to. Gerai. Jaska sakė, kad labai nori eiti į eterį, bet neturi ragelio. Kaip parašyti, padėti žmogui? Čia tai nežinau, tai tegu biblioteka gal kokia eina ar kažkaip, aš nežinau, kaip jam čia padėti. Darbą gal tu Jaska padėti susirasti, kad gal nusipirkti pats. Oi, nežinau, Jaska, aš irgi kaip tau padėti. Sakai, bitcoiną maininį vilą turi, o telefoną neturi. Bet jeigu jis žaidžia, tai jis turi kompą. Tai jeigu turi kompą, tai įmanoma eiti į eterį ir per kompą. Nereik to telefono. Jaska įdomiai turėtų pravesti eterį, bet jaučiu po pirmą eterį ir pasikuiktų eterį. Būtų kaip Vadimkai, žmona per galvą su keptuve. Taip. Čia dar kažką rašė. Danil žada bent metus tikrai pabūti, nes jis... Su juo bus viskas pastoviai, nes jis metus yra turėjęs radiją. Bet jis turėjo GTA 5 projektą, tai su juo biški kitokie reikalai, žinai. Truputį pažengęs labiau žaidėjas. GTA 5 žaidė. Kodėlgi ne, tegul bando svarau sakau. Nes labai jau nuvyktų, jeigu vėl man būtų ta pati situacija, kaip visada, kad kiek kartų buvo, jo, čia galiu, dingsta sprogsta. Jo. Arba kaip pas manęs pašnekovai ateina ir neatsiliepia. Kaip buvo Linas buvo. Irgi įdomiai, tai jai susidaryti. Tai po to nuvagiau Silvos kompą, kad galėčiau pravesti radiją ir tai nesugebėjo Linas atsiliepti mano skambutį. Su Lina tai ten, žinai, su kitos situacijos. Irgi pažadukas kartais. Jaska nenori vesti, jis nori būti pakalbintas. Jo, man irgi šitą rašė, kad nori būti labai pakalbintas. Kaip vertini dilerių darbą? Ar pakankamai visko turi? Pakankamai laiku atveža? Realiai, būna viskas gerai, bet aišku būna, kad tu tiesiog, nėra prisijungus kažkokiai, jau biški liūdniau, kai veiksmas ar kažkas, bet, aišku, yra spintos, dėl to dalykai yra spintos, tai, o šiaip jeigu visi yra prisijungus to dilerių, tai labai viskas gerai ten su jais. Ok, Kevinai, girdėjai, viskas gerai su tavim ir tavo komanda, dabar yra biški naujokų ir dileriuose dirba, žinok, Puma. Tai Puma, tai mačiau, kad dileriuose dirba, aišku, tegu dirba, kuris nori. Tai rytoj jau, man atrodo, bus mechanikas. Nemanau, kad jis ten ilgai tas dileris bus, žiūrėk, vieną dėjus jau vėl turi dirbti. Tai vakar į brigadą ir mechanikas ir teisės sauga, tas rėmėjas, žodžiu, visur pradirba. Oi. Gerai. Prisimink pačius geriausius klubus iš senų laikų. Tai, blemba, ir Soatas buvo ir senas, ir dabartinis, jau ten buvo Soa Montes, Monte Corleone, ruoždavo, turėdavo Soa, būdavo Falkenbridge, kas ten dar, Fast and Furious, būdavo Vasė toksai lyderis. Šiaip realiai klubų, kas čia dar pats jau nelabai prisimenu. Šitie viską pagrindiniai tie išsenius, kur jau tikrai senų. Tai ten, kur visi kiti kūrėsi, tai kaip ir sakiau, su Alikė,
nežinau, man, bent jau skaitau, kad mūsų tas klubas Nifty irgi buvo visai nieko. Tikrai laikėsi. Apkaustyta, tai nelabai turiu kažką pasakyti, toks klubas, nu jis laikosi, bet toks ant mirties taško vos ne. Nu jo, jis toks įdomus čia, tai gal kai Ryderis buvo, dar buvo... Nu jo, dar patas kažką, dar. Bet apskritai, va, čia bent jau ką aš pastebėjau, jei kažkas susikūrė klubą, pavyzdžiui, tas realiai žaidėjas, atrodo aktyviai, viskas mąstys, suskur klubą, tiesiog dingsta, va, pavyzdžiui, tas ponas Bongis žaidė, ir direktorius buvo tik klubas, pasidarė, viskas nebalašė. Nu, man ir ne kartą jau taip nutikė, nežinau. Ir dar tas, kur Mukus klube irgi, kad Lord Blood. Mukus jis irgi. Nusiperka, tokius pinigus investuoja ir tiesiog propalo. Da. Žiauru, dar rastų kažkokį tam, kad pasaugotų normaliai, vis tiek parašai, uždeda tą vadą, šakis, o dabar tokie investuoti pinigai ir tiesiog likimo valiai palikti. Nežinau. Bet palatų ploto, tai tu sukūrės, tu įkūrėjas esi, ne? Tik augiai atidavai klubą. Ne, tai mes kartu suaugę, ten įkūrėm augę pagrindiniai kurie. Nors ir tas klubas, bet kaip viskas buvo. Tai mes kartu ten ir Platą, ir Nifty, aš irgi su Leonu kūrėm. Daug tų klubų realiai turėjome, mes ten šitam vadų irgi pats net nebeprisimenu, kokių klubų buvęs. Bet jo, šiaip ir Platą, jo, irgi mes kartu visi kūrėm. Ar nenorit 4 minučių petraukėlės? Ne, nenorim, nes mes kalbėsime iki susirinkimo, ne? Aš nekankinsiu tavęs ilgai, jeigu klausimų nebus. Kad reikia susirinkimo ar viskas. Gerai. Taip, klubai. Kaip tu galvoji apie atnaujinimus? Pavyzdžiui, yra tokių atnaujinimų, kur net nereikia, arba tu net nesinaudoji ir galvoji, kad jo net nereikėtų. Aš nežinau, pavyzdžiui, aišku, nežinau, čia mano bent nuomonė, pavyzdžiui, nežinau, kažkas, dabar įkeltas tas tipas sniegas stinga, pastoviai ten kažkiek krenta, man tai iš vis dabar, bet jau šiuo momentu aš jau net negaliu išjungti. O kodėl to neina? Sniegas bandau išjungti, nežinau, kažkas susipūgniais man išsijungia, tiesiog sninga, plačiau yra daryti, vis tiek sninga. Aišku, gal ten pas kažką geresnį kompą viską, jie ten gali jos naudoti. Tai pervažas dar irgi iš tų atnaujinimų, kad nelabai kažkam jos reikalingas, tiesiog, kad jaučiu, aišku, gal reikalingas taksi darbai talonų. Tai nežinau, iš tų atnaujinimų, tokių, kad nelabai aš ir kreipiu dėmesį į tos atnaujinimus, jie su šeimom nesusiję, bet tas dalykas, kad Lynas po gal, nežinau, čia 10-12 metų sumastė, kad pagaliau laikas nebejungti kiekvieną dieną 3-4 akauntų, kad stovėtų radarai greičio, tai čia jau pagirtina. Aš pats neįsivaizduoju, kaip jis kiekvieną dieną netingi jungtis, sujungti ir pajungti tos akauntus, kad jie stovėtų ir matuotų tą greitį. Bet tiek daug metų padarė. Dar plius dyleriam darbą davė, čia irgi yra geras pliusas. Mums yra pliusas, bet žinok, yra žaidėjų, kurie mieliau turėtų tuos 4 akauntus. Nes jau buvo tik 4. Dėl to, kad tie radarai gal biškai iš toliau kažkaip įma, aš nežinau, realiai žmonės dar nekartis buvo nupotkinęs, nes aš nusipirkau radarą, kai čia tik atsirado, kažkaip aš dar su juo pakokiais ir važinėjau, nes iš manęs jo ir neatmė. Nes... Aš iš pradžių realiai galvojau, kad tie matuokliai iš vis dar net neveikia. Čia man tik šiandien sužinau, kad jie veikia. Tai jo, jie veikia ir daug kas sako, žinokit, buvo geriau, žinai, kai tie buvo mėlyni, nes jie minimapė gerai matės. Tu šaudai važiuoji. Galėtų tos matuoklius pažymėti irgi kažkaip tą mapę. Vis tiek ir viską minimapė čia ir taip prikišta galėtų ir pas pažymėti. Jo, bet dėl naujokų tikriausiai nebus pažymėjimo, žinai, tipo yra kelio ženklai ir turi žiūrėti kelio ženklą, tai, bet ką žinau, kai
greitai važiuoja ir tikrai nežiūri, o dar matuoklis, stovi ten, tai žinai. Ir neturi Aurimas Ksenas, kur pasislėpti už matuoklio ir paverkti, kokia guonė nėra gera. Oi, nedaug dėja Senas, kaip pradeda verkti. Tai jis dar nėra pas tavęs kamorai? Oi, nelabai reikėtų, jis man apskritai toks žaidėjas atrodo kaip prakeiksmas, ir pavyzdžiui vėliavos vyksta, tai jeigu jis komanda jau realiai galima atsijungti, vėliava prasidėjus, nežinau, bent jau man tai tiek jis komandant pakūna, viskas, šakis. Nesiseka jau žaisti, nuotaika subjūra. Bet jis... Aš nesupratau, kas jam tik pasidarė, realiai jis elimo atrodydavo, jis toks padorų žaidėjas būdavo apie ką pašnekėti viską. Pamenu, kažkada video buvo kažkokia problema. Sakysiu, čia buvo toks atėjęs video, kur kurdavo, būdavo klička, Heno, Sabaka, Hen. Per video atbėga, buvo pa žmogų, kad tau žmodintas Henas atvaro, šuns klynas įkaltas. Ir dar užrašė tekstą žmogus, tas, kur video kūrė Sabaka, Hen. Rolas ten, Džavanin. Rolas Klein, arba jis ten Nikų Kelitą turėjęs, tai... jis ten gerą pavarė su Sabaka, ten nuo to laiko manis. Šiaip, Aurimas viskas tvarkoj, jeigu ne tas įvykis, kai pats prisidirbo, pats iškolioja mane su Migle, išmetėm ir ten belekai draskė mums akis ir belekai išvadino, necituosiu. Ir kitą dieną, tai ko čia įsižeidė, tai jūs nemokat bendrauti. Tai sakom, tai ten. Jis toks kažkoks pasidarė, kai čia Papino ir Mero buvo gavęs kažkada, kas jam ten libėta, jei nekryžtų tą Merą, kažkas ten jį nuėmė, tai irgi, kai prasidėjo ten verkymai, ten oi. Evans ateina, Aurimas ateina, Eventė kokia, tai šakės tikrai, Jėzų. Taip. Mutę jam begalybę reikėtų uždėti. Taip, pakalbėjom apie tokius žmonės kaip Aurimas, tai reikia pakeisti temą. Jo, reikėtų. Gerai, tuo iš štabo lentelės tau Boika. Apsaugos, žinok, direktorius jau metus bus gruodžio 10. Čia Boika? Aha. Oi, Boika maladės direktorius. Oi, neturiu ką pasakyti, žmogus savo darbą, tai atrodo myli čia, būdamas toje apsaugoje, kiek laiko, kad ir kas bebūtų. Boika vienintelis laikosi visada Boika, aišku, jei pareigūnai ten sėdi, nieko nedaro, negina, tai, ir Boika ten, žinai, nevaro, bet jeigu pareigūnai niekada nebus, kad vien tai jei Boika neapaka, kad atvažiuotų ir nieko nedarytų, realiai visada ir veiksmuose dalyvauja ir taip toliau, nes kiek reikia įslaptinimų Boika yra, iškart visada privažiuos, nėra skirtų jam ten, kas vyksta, kas ten darosi. Taip. Bet būna, kurie, pavyzdžiui, po tų visų veiksmų, ten grobimo ar kažkas, tiesiog neparduoda, tiesiog, ignoruoja. Boika visada, kad ir kas nutiktų, Boika vis tiek. Paslaugas atliks, jo. Taip, iškvietėjų paslaugas teikia, nesvarbu, tikrai tiesą sakai. Po to yra Laurynas Kulikauskas, pavaduotojas. Kaip jam sekas? Aš apie jį mažai žinau, ten kažkoks, tai žinau, iš kur čia jį atsirado. Mačiau irgi Boikas klubė, tai gal ten draugai ir kas. Irgi, bent jau laikas pareigose, tik atrodo nelabai aktyvus, aš nežinau, kažkaip man atrodo, kad retai išmatau tam servę. Tai net tu tik vienas reto, kai jį matai. Bet kažkaip valandos surenka, net keista kartais, žinai. Tai gal gal vakarai žaidžia, aš jau vakarais po darbo būnu, tai aš ten labai ilgai nesėdžiu. Dar jei arba dienom žaidžia, tai aš taip būnu, tai gal dėl to nematau čia. Kadangi tu vis tiek su ta teisėsauga, turit glaudų ryšį, šaudotės, gaudotės, Amf King. Kaip sakė? Amf King, FTB direktorius. Kaip jis? Amfas, tai kaip ir viskas gerai, irgi realiai ilgai sėdi,
dėdi tose pareigose viską, bet tik tas dalykas, kad biškai su savo, nu, čia pasakyti, su savo žodžiais nesusitvarko, užima ir admino pareigas, tad ir FTV viską pastovi ten rašinėja, būna tokius dalykus, kur nepridera pagal jo pareigas, net tas, ten adminas, tai, nežinau, man tai keistai atrodo, čia vėl, apart to dalyką, tai gina, tvarkasi, bet yra toks pastebėjimas, pavyzdžiui, jeigu apsiverslą, aukas nevažiuoja, neigina, verslas, tai nelabai rūpi pastebėjau. O šiaip, viskas kaip ir tvarkoja. Norvydas, kuris žadėjo imti. Norvydu kita tėmas jau buvo, tai pradėjo žaisti, ne tik pradėjo, bet žaidės labai. Jei Kamorą čia irgi pradėjau mokinti, kaip ką daryti, kaip geriau šaudyti, kaip kur ką geriau, kaip išlysti, kur ką ir pist. Pasėmė merą ir išėjo į metus. Apie jį, nežinau, kaip pareigūnas, tu gal žinau, tvarkasi, dalyvauja ir pašaudyt, ganėtinai normaliai. Taip, tai, žinau, nelabai daug galiu pasakyti, man dar toks atrodo kaip papinų žaidėjas. Nu taip, jis dar toks, dar odelę turėtų tokią pastorėti. Taip, jisai palošė dar metus kelis, jeigu pats žais, kiek žaidžia dabar ir bus toks aktyvus, tai bus stiprus, ganėtinai žaidėjas. Taip. Mikė, kodėl Gyčio Viršilos nepriimat į Kamorą? Tai aš prieš tai pačiam pradžioje eteris šnekėjau, kad nelabai mums jau ir kaip ir bereikia tų senesnių žaidėjų, kur ilgai žaidžia, tiesiog mums jau ganėtinai stipri ta komanda yra susirinkus. Mums realiai, bent jau man pačiam įdomiau, kad priim kokius naujokus, juos išmokai ten, apmokinti kaip kas, kaip po kam, kad bent jau man taip linksmiau žaisti, kai yra keli naujokai, ne visi tie seni žaidėjai, toks kaip ir Šyla realiai. Jisai ir senas žaidėjas ir aš žinau, kad iš jo ten tos naudos nelabai bus, tai jau geriau ir realiai vietoj to Viršilas pasiimti kokį naujoką, kurį bent būtų įdomu mokyti ir ten, žinau, gal iš jo kažkas ten ir gausis, aš Viršilas kiek daug metų žinau, taigi nieko ten, kad ir bus tai Kamorą, niekas ten gerą nenuveiks. Na, taip, jis nori darbo patirtį pasikelti. Tai bus progų gal kažkada, nežinau, tai nebus amžinai tą direktorių vyro brigadą, pakokas, gal brigadų jie įkeltis tą darbo patirtį. Taip, aš jam patarimą numečiau, klaustukas sakė, kad nėra buvęs brigadoj, bet pasivažinėjant užgrobus pilnai bazę su, tarkim, brigados mašina, tai kyla brigados patirtis. Tai jei kas nors kažkaip norit pasikelti Kamoros patirtį, bet negalit, nes nepriima, nes nėra vietų, tai žodžiu, stokit į brigadą, jam bus smagiau kovoti su kažkuo, o ne tik su teisėsauga. Bėgikė klausė, ar jį priimtume į Kamorą? Bėgiką? Realiai šiuo momentu tai nelabai, sakau, nesinori tų senų žaidėjų, labiau man pačiam įdomiau būtų, kad daugiau naujokų įsigų prieitų. Nes, nebebus to balanso ir taip nėra to balanso jau realiai dabar, nes labai gerai, kad, pavyzdžiui, bėgikas ten tuos rėmėjus yra ir mum įdomiau, ir pareigūnam įdomiau, realiai, man atrodo, čia kažkuria, dabar tiksliai nepasakysiu kurią dieną, bet tikrai buvo įdomus veiksmas ir pareigūnų susirinko, ir rėmėjų nemažai buvo, ir mūsų nemažai. Tikrai taip įdomiau negu kai būna kokie 3 ant šešių atsakymų, tai ten nelabai įdomu. Tai bėgiko nelabai priimčiau vien dėl to, kad ir rėmėjas, ir kad senas žaidėjas, kol kas. Tai va, šiaip jam geriau lai pabūna, taip, normaliai. Tuo rėmėjų padeda taip teisės. Senas dušmanas, negu ir dušmanauja. Kaip tu čia bėgikas eisi į kitą darbą dirbti, aš ir sakau, nebent dar žadėtų eiti pačią teisėsaugą, tai dar, žinai, aš irgi kažkaip jo nelabai įsivaizduoju šeimoje. Tai, teisingumo pusė jį labiau įsivaizduoju. Jam tegul geriau ir būna transporteris ir rėmėjas, man labai tinka ir prie spalvos ir prie Niko, prie visko. Taip, labai super.
Gerai, labai dėkoju tau už išsamei atsakytus klausimus ir dar norėčiau paprašyti, kad tu kažką tokį motyvuojančio, žinai, pasakytum mūsų serverio radijos klausytojams. Taip trumpai tiesiog užsiimkit, ką pradėjot ir nemeskit visko, darė pumą ar kažkas, tiesiog kai kažką pradeda daryti, užsiemat kažkokias pareigas, tai stenkitės, kad, ką jau pasiėmėt, kad viskas būtų gerai, kad sustiprėtų ar darbas, ar, tarkim, šeima, ar ten jeigu pasiėmė adminą, kad daryk viską, kad būtum kuo geresnis. Super, labai tau dėkoju, iš tikrųjų labai geri žodžiai, aš tavo žodžius įsirėminčiau tikriausiai netgi ant sienos. Ir šiaip dar padovanočiau po kalėdų eglutę, nusiųsčiau ir Pumai, ir Alanui, ir dar kai kam. Tai va. Gerai, dėkui ir tau, Gonė, tai kad čia kalbėjai. Ačiū, kad tu ir mane išklausėjai, nes iš tikrųjų čia ir aš pasipasakojau, ir tu pasipasakojai, mes čia visi pasipasakojom. Ir lėkiam tikriausiai į susirinkimą, ne? Tai taip jau, turėtų tokį būti. Gerai, tada dėkoju tau ir iki pasimatymo. Iki. Super, tau labai dėkoju. Ačiū labai, tikrai. Praėjo labai gerai. Nu, gerai tada, iki. Iki. Gali jungti savo radiją?